Jau čia pametė. Nekurmyčia. O žiūrėkit, maisto dar. Ataikit, kuris zababėga. Papuolėm, vyrai, papuolėm. Nieko blogo nedarykit. Labas, nepamiršk paspausti prenumeruoti mygtuko ir varpelio, kad nepraleisti naujų vaizdo įrašų. Šiandien jums pristatau belaidę. Mažais. Tai linkite aprašymą. Turi. Ką pavalgyt? Ką valgyt, mes šiandien nieko nevalgėm. Turiu pyragą. Surenkame 3000 patinka paspaudimą, jeigu norite panašių vaizdo įrašų apie mokyklą ir pakomentuokite, kas labiausiai patinka mokykloje. Leiskite ten į vidų. O į vidų. Matau. Kanėnai lyg, žinokit, čia aš piški per storas. Palauk, lys. O, pyragas. Niam. Ateik ir tu, ateik. Pyragasgi, trims visiems užteks. Pieno reikia užsikelti. O kam jūs uždarėt? Čia kad būtų šilčiau viduj. Taip. Ir dabar reikia pasirasti. Jo, dar galit pečių užkurt, kad būtų dar šilčiau, nes, žinokit, šaltoka kažkaip daros, jau man čia vėjelis va parplyšiai pučia. Kur? Čia kaminas tipo. Jo, čia kamis. Pakurysit? Tuoj. Meskit angulių. Kodėl mačiau čia jūsų veidas, kaip traukiniu nutrenktas? Tu tai būsi traukinio nutrenktas, paklausyk tu mane. O, pasiek, O! Žinokit, užgeso gan greit. Puiku gesinas. Tai kad čia pasimės kažkaip nesikūrena. Malkų reikia. Stukį pasidegė. O nekreipkit dėmesio. Antakiai nusvila. Dar labiau nutirpęs veidas. Tai mes jau gali išeinam, čia vis tiek matau praėjimas yra. Kur einat? Pasiliekit, trumpam. Visą gerą, mačiutę. Tai mes jau visą. Mes jau tortą suvalgėm. Imkų davanų. Palaukit, dar reikia užlipti. O kurmi? Pusę namo išnešė babuliai. Tai vis tiek kažkoks šokoladinis buvo, tai nemanau, kad daug į minusą nuėjo. O kurmi seka? Kas čia per chatą? Dar viena. Kaip į šitą namą pakliūt? O žiūrėk, kas čia? Seni, žiūrėk, dėžė pilna saldainių, net 2. Saldainių? Saldaininis. Čia karstas, man atrodo, vampyro. Gerai, aš tai maniau, kad ten saldainiai būna, aš filmukuose matydavau. Keis openingą darysim kitą kartą. O, laiptai. Kryžius, pečiukas, va, žiūrėkit, urna kažkokia tai, žolė. Lavoniukas. Tarka. Žiūrėk, šviežiai iškepta buka. Kebra, tu gal nori man pasakyti, čia man iliuzija ir jis tikras? Nežinau. Jūs ponas direktorius? Tai aišku, kad direktorius, blėt, kas daugiau? O tai kaip jūs čia pakliuvot? Mesgi bėgom labai toli. Bet čia mano namą, čia mano namai. Tai gal mes jau einam? Man didesnis klausimas, ką jūs čia veikia? Palaukit. Ui! Mes jau eisim. Mes jau išeiname. Stai! Kur mini šokus storas? Gauta. Taikit pavaisinti dešrą kokią, taikit čia. Bėgam čia tais. Jau čia pametė. Nekurmyčia. O žiūrėkit, maisto dar. Ataikit, kuris zababėga. Ataikit, nu. Papuolėm, vyrai, papuolėm. Nieko blogo nedarykit. Įsibrovėt į direktoriaus namus. Vidury baltos dienos. Kaip jūs galit būt namie ir mokykloje vienu metu? Koks tau skirtumas? Jūs ką magas? Greit į mokyklą eikit. O. Tuoj atsikratysim liudininkai. Galva. Tuoj apsivemsiu. Kokie vaikučiai? Kur? Mes mokyklai? Taip, jūs esat chemijos pamokoj. Kai mes čia pakliuvom? Nesakysiu. Kaip tai nesakysit, mūsų atnešė, ne, direktorius? Gali būti. Iš laukų. O kur mūsų kiti klasiokai? Galima užeiti. Ką? Norėjau pasakyti, kad va, karose taip. Buvo labirintas, eiti labirintą, numerį labirintą, draugai. Nu, mes pašalpą mokyklą gavom naujus langus įsidėsim, tai bent tai gerai. Bet žinok, nenustepkit, kiekvieną dieną, žinokit, čia miršta jie pas mūsų 24 valandas per parą. Tai tik tais tiek, žodžiu, svarbu pašalpą gavau, viso gero. Ko tu mane sakai, kad čia taip žiauru, ką? Tu mane pas pakvietė į šitą mokyklą. Ne, kai aš už tas nepažįstu. Pakvietė, sakei gyvenk, palaikyk draugiją man.
padėk į antrą klasę pakliūt. Tai va, padėsi pakliūti į antrą klasę. Čia tokia sistema, kuo daugiau žmonių pakvieti į mokyklą, tuo greičiau perėsi į kitą klasę. Tai reiškia, kad mirdavai visas klasės? Ką? Aš nemirdavau. Tai, pala, jeigu dabar šitie miršta, reiškia nepakliūna kitą klasę, o tai tu... Ką? Ką? Esi zombis ar kas jam yra? Ką tu nori nuo manęs? Tu zombis? Jaunuolį, klausyk. Gerai, mokiniai. Chemijai yra 4 šarminiai žemių metalai. Žemė metal, tai čia kas žvyras, akmenukas, smėlis ir... Bet jūs palaukit, aš pirmoji klasė ir man apie chemiją dėsto. Aš dar tik išmokau 2 + 2 = 5, o jūs čia jau man ką? Kažkokie šarmus dėliojat, kas tas šarmas? Aš manęs neišmokau per lietuvių, kad net prezervatyvas yra. Čia kas per standartai šitoj mokykloj? Nu gerai, karočią, man nerūpi, aš jūs mokinsiu. Šarminiai metalai. Kalos, trencis, baris ir radis. Barnis? Arnis ir tratis? Šarminiai metalai. Žiūrėkit, višta atsirado net. Ultis, natris, Vištiena? kalis, rubidis, Jam kaip neįdomu. cezis. Gerai, mokiniai. Aš turėsiu biškai išeiti į mokytojų susirinkimą. Jūs čia mokytitės. O ką mokytis? Periodų lentelę. Taip, mes mokysimės kaip kačiukas vyja pelę. Eini, ūsai! Eini, jau vėluoji! Eini, ūsas! Nu, ką aš jums galiu pasakyti? Vaikai! Tai aš... Vaikai! Ką? Babulė. Urmi jinai čia? Kas? Aš jam norėjau pyragą duoti, o jūs nepriėmėte. Aš tai jums duosiu pyragą. Eikit nuo lango, aš jį padėsiu, aš pavojingas. Ja, pyragą nori. Tai lipk tada, jeigu nori. Žinot ką, Hebra, išėjo, tai aš patvarkysiu klasę. Žinot, ką reikia padaryti? Kas čia per Oi! pyragas? What the fuck? Tas jūsų pyragas kažkoks infarktą duoda. Įeis mokytojas pro duris ir bus jam hello. Su ją pasisveikins. Dar langus įdėsiu naujus. Sako, mokytojų susirinkimas, žiūrėkit, vienas mokytojas grinai kieme, aš šokinėju kaip strutis. A jums mano pyragas nepatiko ar kas, kad jūs mane sprogdinat, aš ne... Mokytojau, žiūrėkit, mumis močiutė bando žodžiais prievartaut. Aš jo mamą durniau. Ką? Labą dieną, ponas direktorius, žiūrėkit, aš klasę sutvarkiau, išlaviau. Beveik, tai žiūrėkit, kaip aš čia viską gražiai išvaliau, visą klasę, žiūrėkit, kaip naujienų, aš iš dar porą plyšelių liko, bet žiūrėkit, kokios grindys išblizgintos. Tai aš matau, tai tau dabar ir paskui per galvą pistalt. Tai aš tikėjausi 10 gaut, žiūrėkit, nu, ta prasme, kaip gražu, aišku, aš visus tuos, žinokit, baldus išmečiau į lauką ir sudeginau. Tai 10 tai tu gausi, dar daugiau, žinok, 100. Tik tai ne balų. Tik tai ne balų, o šikną gausi šventos, neblogai ta. O kodėl iš šikną? Nu gerai, žiūrėkit, jie irgi valė abudu. Tai gal pasidalinsim? Nieko nedariau, ne. 3 pasidalinsim. Tai 3, ne pasidalysim. Nu gerai, 100 padalykit į 3. Enoksui 80 po 10. Ei, Nu, aš sutinku, žinai, kaip... ne, žiūrėkit. Oi, girdit skambutis? Bėgu aš. Tu baigi, kur tu baigi? O jas, Skambutis aš į pamoką. kur tu baigi dabar? Kur pasišleik apie? Kur bėgi Enoksai? Jis dar vėjas. Tai čia, kur tu baigi, kur? Pati 8 kartų dabar. Tai čia, kur tu dabar kapėk? Seną žmogų vertė, vytis tave. Kur tu kurį papėkai, tai čia? Žolėse, kurį nekės. Senė, tik čia nais, bėgsim namo. Varom. Bėgam namo. Jo, kažkur į šitą pusę. Tai ką aš jums galiu pasakyti, pagaliau pabėgom. Ir dar direktorius kažkur pasiklydo. Aš žinau, kur namai, va, čia nais. Žinokit, į šitą pusę, aš esu tikras, kad į šitą pusę, čia kažkur pakeliui turėtų būti. Nežinau, kad tu čia, man atrodo, kad mes dykumoje atsidūrėm, kokiais velniais. Čia pakeliui namo, mes kai važiuojam su autobusu, mes nematom šitos dykumas, bet mes šalia jos pravažiuojam. Ai, blem, Hebra, žinot ką, aš palikau kuprinę mokykloje, reikia grįžti. O tai žinai, maždaug į kurią pusę dabar grįžti. Tai jau čia į šitą. Tai kad mes iš tos atėjom, durniau tu. Mes apeisim aplink pasaulį ir mes atsirasim vėl mokykloje. Žinai, kiek laiko užtruks.
Nu gerai, tada varom čia nais. Gal panašiai, va, gal. Jo, čia, aš žinau šitas apylinkės, tikrai. Žinokit, čia visai pakeliai, jau netoli namai. Palaukit, va čia yra kažkoks namas, galim užklausti kelio, gal pasakys. Seni, žiūrėk, grynas įskimas. Labą dieną. Vladisvostoke mūsų mokykla randasi ir kur? Koks ten miestas, tu gyveni visą gyvenimą, tai gal geriau. Ta sklerozė, nežinau, neatsimenu. Jūs žinot, kur yra, nežinau. Kažkokius keistus garsus leidžia. Alio? Alio, tai jūs ponas padėsit? Manau, kad šito išvysiu iš ten. O kurmi? Pirdala šovė. Ko šiam vyksta? What the fuck, kaip jis išlėto? Gerai, tegul vėjas mumis, mes greičiau namo. Oi, tu kurmi, namo greičiau grįšim. Kaip sakoma, su baime greičiau, bėgi. Ai, už manęs. Okei, žiūrėkit, čia jau tikrai mes link namų. Taigi, geografijai mokinomės, atsimeni? Išsitraukti reikia tų plokštumą ir ilgumą padauginti iš 3 ir gausim tikslę koordinatę, kur esam. Ir tada maždaug pagal iš šiaurės žiūrint, kur šiaurinė žvaigždė ir kur saulė leidžiasi, suprasim, kurie pusė eit. Tai mes turim laukti naktis, kad šiaurinę žvaigždę pamatyt. A tai čia ne šiaurinė žvaigždė? Čia saulė. Gal. Tikriausiai, nu man mama sakydavo, kad čia saulė. O tai kas naktį šviečia tada ten? Saulė. Naktį saulė. Nu, saulė visada šviečia. Na jo. Nu, dieną naktį, kai lyja irgi šviečia, kai tualete sėdi irgi šviečia saulė. Gal mes pagal saulę galim pamatot, kur mes esam? Tu parisneri, pažiūrėk, iš kurios pusės vėjas pučia. Iš viršaus pučia. Ne, žinot ką, aš turiu geresnį idėją. Tiesiog einam ten, kur ėjom toliau, daisim tikriausiai, tai čia reikia po vandeniu. Man atrodo, mes šitoj daisim piramidės Egipto. O, radau, žiūrėkit, čia greitas perėjimas namo. Alio, ateini? Kažkaip žinok, atrodo nelabai saugiai. Saugu, žiūrėk, žmogus saugo šitą daiktą. Čia tai prižiūrėtojas. Tikrai saugu. Nu, žiūrėk, iš šypsos, tai viskas okei. Tai, kaik, pirmas. Tai jau, žiūrėk, jau nuėjo. Paskambink jam, paklausk, gyvas. O per ką paskambint? Kaliošai stulpą padaužyk. Sakė, ten tik šilta, bet gyvas. Tai galime. Tai varom. Varo. Kur namai? Aš žinau kur, palaukit, reikia čia pabėgti. Tai žiūrėkit, va, dabar norint pakliūt namo, reikia šokti va ten į tą, nu, tipo, jau būsim arčiau namų. Į lavą, durnas? Tu pažiūrėk, kaip šviečia, čia saulė, ne lava. Šviečia kaip saulė, tai čia į saulę, sako, galima šokti. Man atrodo, ta psichiatrinė reikviestam. Pirmoj klasiai mokina, kad saulė yra gerai. Mes ją visada piešim su šypsenėlė, tai kaip jinai gali būti bloga, ką? Tai mes nešoksim? Šok pirmas. Varau! Štai žiūrėkit, čia jau visai arti. Va, matas, tipo, čia kaimyno šuo skraido. Tai čia aš, kaip sakoma, kaiminystėj. Nu, kada šunys skraida? Pas kaimyną visada skraidydavo. Eim, šauk. Kur, į šunį? Į šunį. Kad kulkos nėra. Čia dar biškelį reikia praeit pro kaimyno pievą. Tikėkit, kad aš šiknos neiškas. Aš žinau trumpinimą. Čia viskas okei, čia reikia bėgti į šitą trumpinimą. Jes. O, bent jau kuprinę galiu pasimt savo, o? Mes grįžom. Tai vėl tą patį maršrutą eisim namo. Tai mes galim iš kitos pusės eit. Gal aš tiesiog paskambinsiu babuliai, kad mane atvažiuotų pasimt. Tu dar babulę turi? O žiūrėk, čia viskas sutvarkyto. O mes gal kitoj dimensijoje, gal čia nebe ta mokykla? O pakau, tai čia kas guli. Aš šitą tai neatsimenu. Žiūrėk, čia rimtais maisto yra to pačio. Tai žinot, kame prikolas, aibė dar yra. O eik tu žiūrėk, aibė, kaip nauja. O eik tu žiūrėk, viskas yra. Bet tai pardavėjo nėra, galim viską pasimti. Darė su savim. Tai žiūrėkit, mes turim vėl į šitą pusę bėgti, bet klausykit. Ties 5 eglė pasuksim į vakarus, viskas. Moku skaičiuot iki 3. O tai nuo kurios vietos skaičiuosi? Nuo tavęs. Tu pirmą eglė. Man atrodo, kad mes... Vėl pasiklysim. Nebeturiu jėgų. Nieko, greit būsim. Matot, jau visai kita vieta. Aš tos dar nemačiau. Nu, va, aš išsakau, čia gal jau link namų. Teletabiai.
Pinkis vinkis. Lelė puodas. O, žiūrėk, dar tikriausiai tik statosi. Seni, paup, svorio priaugo. O, sukiaulėjo. Pavirto į kiaulį. O, žiūrėkit, pagaliau mano namai. Sakiau, kad parvesiu. Ar tikrai čia tavo namai? Nu taip, čia mano namai. Ne, mano namai, mano. Žiūrėk, čia va tualetas mano kiemo. Šičia va